Ką tik pasibaigiau rašyti interviu su labai žinomu ragų ieškotoju ir medžiotoju Sauliu Ragaliausku. Vienas iš įdomesnių momentų buvo jo susitikimas su vilku ir dabar jums yra galimybė pažiūrėti, ką jis sufilmavo vaikščiodams pamiškėje. O pilną interviu jūs galėsite skaityti žurnale Medžioklis ir mūsų portale medžioklisžurnalas.lt. Čia vienas toks atvejis, o šiemet buvo, tai galvoju, kam te toli važiuoju, čia po savo medžioklės plotus apie Raseinių rajoną. Nuvažiavau ankstų rytą, ir taip kažkaip eini tą pamiškę, pakeliu galvą, žiūriu, vilks ateina link manęs. Wow. 100 metrų, telefoną išsiėmiau, ir pradėjau filmuoti, labai didžiulis vilkas, tai senas jau patinas, per medžioklę, va taip, nepavyks taip pat. O be ginklą jau žvėriuks, kada be ginklą ir jis labai drąsiai ateina link žmogaus. Ateina jau, liko kokį 50 metrų, vis tik žiūriu link manęs ateina. Ir ką, prieė per kokį 30 gerų metrų, sustoja, žiūri. Galvoju, jeigu jau artin, tai tada bukštelis netoli medžiotojų, aš jau tada į bukštelį, tada jau drąsiai vėl sėdėsiu. Ir ką, sakau, reik pašnekit tą vilką, sušukau, vilki, pilki, tu čia dar pilki, sušukau. Tai tas pilkis nulėkė į link mišką, labai taip jau, virtinikė. Ir galvoju, eisiu šitą pamiškę, kur tas vilks nulėkė. Ko jis čia vaikšto, dabar galvoju. Nueinu aš į tą pamiškę, pasižiūrėti, kur tas vilks įlėkė. Žiūriu, ragai 6 šakų, labai gražus, lede įšalę, vat man į dovaną.